Pasirinkome šios laidos filmavimui ypatingą vietą. Mes esame Lietuvos geografinėme centre. Man už nugaros yra meilės ir taikos gėlė. Statinys, kurį mūsų grupė entuziastų pastatė prieš 5 metų, šiandien 5-metis. Dėl to mes čia. Kalbant apie maldą, sakraliniai statiniai, kaip tik būtų į temą. Pagalvokit, kodėl po šiai dienai laikosi Stonehendžas, kodėl jo energetika veikia ir žmonės ir dabar, kodėl žmonės važiuoja į Maltą, į Hagarhimą, Miandrą, kodėl jie važiuoja į nesenai atrastą Turkijos pietuose Göbekli Tepe. Viena seniausių šventyklų šiai dienai datuojama 12 000 metų atgal. Visa tai tie statiniai. Tai yra statiniai kaip ir iš lauko akmenų, iš didelių luitų, menhyrų. Jie neveiktų, jeigu tai būtų vien tik architektūrinis ansamblis. Yra paprasta pastatyti architektūrinį ansamblį. Tačiau yra labai sudėtinga pastatyti veikiantį tokį statinį. Ko reikia, kad jis veiktų? Pirmiausia, tie, kurie stato, turi žinoti, ką jie daro ir kodėl. Taigi ketinimas. Su kokiu ketinimu tai yra daroma? Tai paprastai daro žmonės, kurie turi patirtį sakralinių statinių statyboje. Ir tą patirtį jie atsinešia kaip taisyklę iš savo gilios genetinės praeities. Taigi tiek Stonehendžas, tiek panašus į jį statiniai. Jie buvo statomi ne tik tai pagal sakralinės geometrijos principus, tačiau be abejonės buvo atsižvelgiama į laiką, kada tai statoma, vadinasi, tam, kad kažkokia vieta veiktų, būtina pritraukti dangišką energiją. O kaip ją pritraukti? Tai yra, nes yra principas, kaip dangui, taip žemėje. Taigi, tam, kad tai veiktų, turi sueiti atitinkamas laikas. Žinot, senovėje buvo posakis, viskam yra laikas po šią saulę. Taigi būtent yra tam tikras laikas statyti, tam tikras laikas pabaigti statymą, yra tam tikras laikas kažką pradėti, yra tam tikras laikas galbūt nieko nedaryti. Taigi, kalbant apie šitą statinį, tai yra mano jau išėjęs į kitus pasaulius, sutuoktinis, jisai sukūrė visą sakralinių statinių ansamblius. Šventyklą po atvirų dangumi Ažušiliuose. Ir jo buvo sena svajonė pastatyti meilės ir taikos gėlę, kitaip sakant, statinį, kuris įsuktų harmonijos energiją, kuris įsuktų harmonijos energiją Lietuvai ir dar plačiau, jeigu tai yra įmanoma, šitame beprotiškame pasaulyje. Taigi, ir taip jau nutiko, kad tą statinį galima buvo padaryti tik tai jau jam išėjus, jau po jo išėjimo praėjus keliem metam susidarė aplinkybės ir galimybės. Taigi, Kėdainiškių mūsų dėka pavyko susitarti dėl šitos vietos ir mūsų entuziastai praktiškai per savaitę, paruoštą šitą vietą, sustatė visą tai, ką jūs čia matote. Bet tai ne taip paprasta. Vadinasi, tos vietos paruošimas tai nebuvo tik tai techninis paruošimas. Vieta privalo būti meldžiama tokiam dalykam. Taigi prieš tai yra
meldžiamasi ir daug meldžiamasi. Nepasakosiu dabar visų subtilybių. Kam reikės, tas gali pasižiūrėti, yra kai kuriuose knygelėse tie dalykai pažymėti, kiek buvo įmanoma perduoti. Tai va, taigi ir po to pastačius taip pat mažiausiai 50 parų turi degti ugnis, dar geriau 3 metus, o dar geriau 7 metus. Taigi čia yra nuolatos ir palaikoma ta ugnis. Kas atvyksta čia, matote prie akmenų degančią gyvą ugnį. Ir tai vėlgi mūsų entuziastai, suprantantis, kodėl tai daro, tą ir daro. Vadinasi, tam, kad tas statinys veiktų ir veiktų taip, kaip reikalinga. Tai va, taigi pradėjom nuo sakralinių statinių ir va čia, kaip matot, jau paminėjau maldą. Ir iš tikro daugiau nei 30 metų tiesiogiai dirbu su įvairiais žmonėm jau šitame kontekste ir vis tenka kalbėtis su jais apie maldą. Nes apie jo svarbą, nes kažkaip žmonėm labai sunkiai susipranta, o kam reikia melstis, gal galima savais žodžiais, gal čia galima tik medituoti, gal čia galima tą, na. Viską galima, be abejonės, jūs laisvi. Tačiau, tai va, aš jums tokį vieną dalyką dabar priminsiu dar. Taigi, kada siela ateina į žemę, negalvokit, kad jinai yra viena. Ateina jai visada į pagalbą jos angelas sergėtojas, paskirtasis, kuris bus jai paskirtas ir prižiūrės ją visą jos gyvenimą iki pabaigos. Tačiau lygiai taip pat, kaip tie šviesos pasauliai siunčia angelą, taip lygiai tamsos pasauliai siunčia antipodą. Ta, kuris tą sielą nuo kelio kaip nors nutrauktų, kaip nors ją gundytų, kaip nors ją iškreiptų jos kelią. Pirminis motyvas buvo, kad malda reikalinga apsivalyti, malda reikalinga dėl geresnio gyvenimo ir tik vėliau pradėjo dėliotis, kad net ne dėl geresnio gyvenimo ta malda, o dėl to, kad labiau save išgirstum ir savo sielos poreikius labiau suprastum. Ir tai yra labai ilgas kelias. Taigi, tos dvi jėgos, šviesos ir tamsos jėgos, jos visada kovoja dėl kiekvienos sielos. Ir ta kova tyli. Kartais atrodo visiškai nepastebima. Nes šviesos pasaulio atstovai, jie niekada nieko neperša, nes jie labai laikosi svarbiausių principų, o vienas iš jų yra laisva valia. Taigi jie nesikiša į žmogaus valią, į žmogaus pasirinkimą. Bet sergėtojas, angelas sergėtojas, visada duoda ženklus. Visada duoda ženklus. Visada siunčia žmonės, siunčia situacijas, kurios padėtų susiprasti pasiklydus, kurios padėtų galbūt grįžti į kelią pasimetus arba padėtų tą kelią rasti. Kitaip sakant, tą kelią, kuris sielai reikalingas. Tuo tarpu tamsos atstovai, jų darbas yra, kad žmogus niekada neprisimintų savo sielos. Kad jisai neprisimintų, ko ta siela čia atėjo į žemę, vadinasi panardinti į materijos liūną pilnai, panardinti į tai, per ką žmogus pamiršta tai, kas svarbiausia. Kad svarbiausia yra jo siela. Malda, aš manau, kad kaip ir daugumų žmonių gyvenimas atsiranda iš gyvenime
praeinant sunkesnius periodus. Ir mano atveju panašiai ir buvo, sakykime, malda atsirado tada, kada išgyvenau tokį gana sunkesnį etapą gyvenime. Ir ieškant tam tikros, kaip sakyt, vidinės taikos ir harmonijos per kažką susirasti, tai ir pamažu atėjo malda, jinai jaukinosi, aišku, ilgai labai, bet esu labai dėkinga, kad aš ją radau šiandienai. Juos abejus žmogus pats gali suaktyvinti. Ir vieną, ir kitą. Angelą be abejonės. Jisai suaktyvins, vadinasi, tada ir ženklų gaus daugiau ir visa kita. Kada jisai stengiasi gyventi dorai, kada jisai stengiasi daryti gerą kitiem. Kitaip sakant, čia labai gerai tinka zoroastriečių teiginys apie tai, kas yra gėris, kas yra blogis. Jie sakydavo, kad gėris tai yra geri darbai, geri žodžiai ir geros mintis, o blogis yra blogi darbai, blogi žodžiai, blogos mintis. Taigi mes patys renkamės, ką mes darysim, kaip mes kalbėsim. Gyvenime klostėsi dalykai, kai negalėjai suprasti, kas vyksta, nepavykdavo susitvarkyti su būsenom ir užduodai daug klausimų, kas ir kaip. Ir tai kažkaip atėjo malda ir pradėjo keistis reikalai. Ir šiai dienai tai būtų pakankamai, man atrodo, pats svarbiausias dalykas gyventi yra malda. Tai žinoma yra intimu, sakralu, bet man svarbiausias dalykas. Taigi malda šiuo atveju tada, jinai tampa itin vertinga. Kada žmogus nusprendžia, kad jis vis dėlto norėtų savo angelą girdėti. Ta savo angelą galite girdėti per širdį ir tik tai. Vadinasi, jeigu jūs priimate teisingą sprendimą, jūsų širdis yra rami. Jeigu jūs priimate neteisingą sprendimą, neramybę pajusite širdyje. Tai atsakymas. Jis va taip tyliai kalba. Bet kas jį girdi, leiskit paklausti. Taigi, kada žmogus sako, bet kada aš meldžiuosi savais žodžiais, gerai. Jeigu, sakykime, tie žodžiai tikrai nuoširdus, jeigu tikrai tu paprastai, kada žmogus yra kažkokioje sudėtingoje labai situacijoje, iš tikrųjų jo nuoširdų žodžiai gali daug pasiekti. Tačiau kada jisai iš ryto pabunda ir sako, labas rytas, dievulio, aš pabudau, tai čia ne malda. Meditacija. Meditacija geriausia po maldos. Kada jūsų protas apsivalęs, o kada jūsų protas neramus, kada jūs su savo mintimis nesusitvarkot, atsisėdę į meditacinę pozą, tuo metu galvoje visus dienos darbus padarote, čia ne meditacija. Dėl to ta žodis meditacija dabartiniu metu, aš sakau, kartais vos ne kaip keiksmažodis skamba. Viskas per nesupratimą, per žaidimą. Per žaidimą tuo, per manipulaciją šventais dalykais. Tos maldos jos jau ateina dėl turbūt savęs ieškojimo, prasmės ieškojimo. Nes kol žmogus gyvena materialiam pasaulyje, jis nesureikšmina maldos reikšmės, nes jis bėga, lekia, stumdosi, ten vieni su kitais stengiasi būti geresni, kažką daryti tobuliau, kažką sukurti. Ir dažnai tokia malda, kaip ir visi supranta, kad jinai reikalinga, bet, kaip sakykime, kad ir aš suprantu, kad jinai reikalinga, bet, kažkaip ją tarsi šalia statai tų žinių, mokslo, kuris, visuotinai priimtas. Nes kaip ir, paprastam žmogui eksperimentų neįrodomi dalykai, nors dabar jau mokslininkai pradeda suprasti, kad čia buvo, ko gero, didžiausias paklydimas. Patraukti tikėjimą, kaip sako, nuo mokslo, ne.
Tai dabar jau jie supranta, kad tai duoda impulsą žmonijos vystymuisi. Nes be jo neįmanoma kūryba, bet kokia, pradedant menu ir baigiant didžiais atradimais. Tai manau, kad ko gero ir didžiausi atradimai turi prasmę tada, kada jie yra sukurti žmogaus, kuris sugeba įeiti į tą pulsuojančią ramybės būseną. Nes jeigu jis tos būsenos nepatiria, tai jisai mato akimis, klauso ausimis, bet nepriima širdimi. Taigi, pirminiam variante, malda, aš sakyčiau, jinai gali būti puikia psichoterapijos priemonė. Taigi pasižiūrėkit, kada žmogus, pavyzdžiui, yra depresijoj, kada jam yra sunku, jo mintis kokios? Sunkios. Vadinasi, jam reikia tada skaityti kažkokius pakylėtus tekstus, o malda, kada jisai meldžiasi, maldos žodžiai jam tampa kaip kodų išvedančių į aukštesnę vibraciją. Tie žodžiai pakylėja jį. Jie apvalo jį. Jie apvalo jo emocijas ir žiūrėk, jisai išeina iš tos sunkios būsenos. Taip, kad čia yra pirmoji fazė. Ir labai vertinga. Ir kažkam ta fazė gali tęstis labai daug metų, o kažkam kažkurį laiką labai skirtingai. Tai yra fantastiška psichoterapijos priemonė. Tai iš tikrųjų man irgi malda pirmiausia padėjo atlikti tą funkciją, tai yra išsigydyti savo kažkokias iš jaunystės, gal iš anksčiau atsineštas trauminės patirtis, savo psichologinės problemas. Tai kaip aš sakau, jeigu žmonės visi melstųsi, tai tikrai nereikėtų tiek psichoterapijos, tikrai nebūtų tokio bumo, kaip yra dabar. Ir manau, kad mes visi, visa žmonija tiesiog mes būtume daug sveikesni, psichologiškai, daug atsparesni ir tiesiog laimingesni. Sunku keisti, sunku. Vienas pats žmogus, vis tiek, vienas pats laukia ne karys. O malda ir yra ta priemonė, kuri padeda kovoti su savo ydom, su savo tamsiaja pusė ir keistis į gerą. Kitas dalykas, kada iš maldos, kada malda paverčiama magija. Be galo daugelis įsivaizduoja, kad jeigu aš meldžiuosi, aš kažko prašau ir laukiu, kad man Dievas išpildytų. Tai čia magija. Vadinasi, tu galvoji, tu naudoji maldą kaip magišką formulę. Kas tada atsišaukia? Jeigu tu prašai, kad tau reikia pinigų, jeigu tu prašai, kad tave pamiltų tas, kuris tavęs nemyli, tai jau yra magija. Vadinasi, tada tikrai neatsilieps šviesos būtybės. Yra, patikėkit, labai daug hierarchijų. Yra labai daug subtiliųjų hierarchijų. Yra dvasinės hierarchijos, dieviškosios hierarchijos astralinėme plane. Yra hierarchijos eterinėme plane, yra hierarchijos tamsiosios. Ir kiekvienas šventasis turi savo antipodą tamsos hierarchijoje. Taip kad, jeigu jūs prašote labai konkrečių dalykų, tai čia jau jums atsilieps tikrai ne šviesos hierarchija. Būkit tuo garantuoti. Šviesos hierarchijos. Jos atsiliepia tada, kada žmogus meldžia to, kas jo sielai reikalinga. Ne jo kūnui, ne jo protui, o kas jo sielai reikalinga. Vadinasi, prašo pagalbos apsivalant, prašo pagalbos atleidžiant, prašo pagalbos nenusivilti savo artimaisiais, padėti juos priimti tokiais, kokie jie yra. Patikėkit, tai labai nelengva, tai yra darbas su savimi, jeigu žmogus jau sugeba to prašyti.
Ir tą pagalbą jisai gauna, jam suteikiama ta pagalba. Nes dvasiniai pasauliai, jie suteikia suvokimą, jie suteikia platesnį matymą. Ir tada tu visas situacijas, kas vyksta, matai kitaip. Tu jas matai kaip iš paukščio skrydžio, tu jas matai plačiau negu kitaip, nes daugelis vyksta veiksmas ir žiūri lyg pro rakto skylę į konkrečią situaciją, užkabinę smulkmenas, nes dėl ko žmonės pykstasi, dėl smulkmenų dažniausiai. Pirmiausia, tai harmonizavimo priemonė. Tam, kad susidėliotum savo vidų, susiharmonizuotum savo vidinius visus reikaliukus, susirasti taiką ir darną savo viduje, kad galėtum pradėti naują dieną su taika savyje ir galėtum, sakykime, išeiti savo darbo dieną, daryti darbus taip, tam tikroje harmonijoje, vidinėje harmonijoje, tiek, kiek tau pavyksta susidėlioti. Ir čia, skaityčiau, yra vienas iš tų būtinybių pasiruošimas dienai. Tačiau jeigu jūs pasirenkate pats tapti šviesesniu, jeigu jūs pasirenkate tai, ko sielai labiausiai reikia, suprasti savo pamoką šitoj žemėje, o supratus klaidas ištaisyti, jūs tikrai gausit pagalbą. Ir patikėkit, stebuklingą pagalbą. Tikrai patyriau pati tai gyvenime, patyrė ir daugelis tų, kurie tai darė. Tačiau vėlgi yra dalykai, kur mums gali padėti pilnai. Yra dalykai, kur mes turime dar iki galo praeiti tai, kas mums yra mūsų karmos skirta, kad iki galo suvoktume savo klaidas, ko negalima daryti. Nei savo, nei kitiems. Malda tai man ir paslaptis, ir labai vidinis, labai sakralus dalykas žmogaus gyvenime, nes tu kreipiesi į kūrėją, į tai, kas sukūrė tavo sielą, ne fizinį kūną. Daugiau, vadinasi, tu kreipiesi į tuos pasaulius, kuriuose nėra fizinio kūno, nėra emocijų, gal ir nėra minčių, į tą gryną šviesą, kuri apvalo ir fizinį kūną, ir emocijas, ir mintis. Ir tame yra didžiulė prasmė. Ir aš manau, kad net nėra reikalo aiškinti ir įrodyti kažkaip to, nes žmogus tik savimi patyrė savo gyvenimu tą pokytį su malda, kaip einasi, kaip gyvenasi, ir be maldos, jis pats tada supranta ir pats tada, savo pasako, man to reikia. Taigi, ir tada vėliau malda tampa pokalbiu su tuo, kuris tave čia atsiuntė į tą žemę. Žmogus, kuris šitaip meldžiasi, jis tampa malda. Jo protas nurimęs, jis pilnai valdo savo emocijas. Dėl to koncentracija. Jis turi koncentraciją į tai, kas svarbiausia. Pavyzdžiui, jeigu tu meldiesi dėl taikos žemėje, tai neturi būti asmeniškumo. Neturi įsikišti tavo norai, neturi įsikišti vėlgi bilekas, kas, sakykim, užterštų asmeniškumais tą tyrą ketinimą. Tada ta malda tikrai eis. Ir kuo daugiau žmonių melsi šitaip, tuo mažiau bus karų, tuo labiau rims pyktis netgi kitų žmonių širdise. Patikėkit, kartais koncentruota malda
ir uždegta žvakelė gali sustabdyti žemės drebėjimą. Galbūt nepilnai, bet bent jau sumažinti pasiekmes. Nes stichijos siaučia. Kada žmonėse tos stichijos siaučia, nes mumise jos visos yra, reiškia, kada mes nebesivaldome, kada mes prikuriame daug negatyvo apie žemę. Taigi, žmonės sukuria negatyvą apie žemę, kuris užgula juos visus didžiuliu sunkiu. Ir tik patys žmonės gali tą išvalyti. Jokia dievybė negali to daryti, neturi. Kaip ir jūs savo šiukšlės namuose patys turite išsinešti, neateis kažkas jums jų išnešti. Tai vat ir čia. Žmogus, kuris meldžiasi, jisai spinduliuoja aplink save ramybę, nes jis yra toj būsenai. Ne? Ir jeigu tokių žmonių susidaro dauguma, tai tada pasidaro mažiau tarškėjimo, reikalingo kalbėjimo, ko mane čia gan dažnai moko, ir daugiau ateina žinių. Tai vat į tą būseną, tai čia yra prasmė. O į tą būseną netaip lengvai įeinama, nes čia kiekvienam atskirai. Tai vat jeigu kiekvienas turbūt mes stengtumėmės į ją įeit, tai aplinkui būtų daug mažiau judesio, bet daug daugiau rezultato. Taip kad malda tampa tiesiog būtimi to, kuris išgirdo savo sielą. Ta malda kitokia. Tuose maldose nebėra prašymų savo. Jose yra giliai iškilminga rimtis ir aiškus ketinimas to, į ką koncentruojamas. Taigi tam reikalingas apsivalymas, o malda yra fantastiška apsivalymo priemonė tam tikslui, nes pirmiausia, tai jinai, kaip sakiau, padeda apraminti žmogaus emocinį kūną, padeda jo mintims prašvarėti, galvai prašviesėti, o tai yra labai daug. Kiekvieną dieną mes susitinkam su įvairiomis situacijomis, kurios mus bando išmušti, išprovokuoti, būna gerų ir blogų situacijų. Maldoje tu pasikrauni ir matai prasmę dienos darbuose. Aš dirbu vadovaujančiose pareigose. Tiesiog kiekvieną dieną dirbi su žmonėmis ir nutinka visokių situacijų, kai kartais jie išsimuša, bandai sugrąžinti juos, tai prisiemi visą tą jų negandas, tu tiesiog bandai sunormalizuoti savimi, o tam turi turėti resursą, turi turėti jėgos išlaikyti tiek savo reikalus, tiek atlaikyti juos ir įkvėpti jiem tą tikėjimą, kad nesvarbu, kas bebūtų šiandien, rytoj bus geriau. Tiesiog tai labai aiškiai susijęs su tikėjimu. Malda padeda išlaikyti tą tikėjimo siūlą dienos eigoje ir visuomet sugrįžti į save. Patikėkit, aukštosios jėgos, jūsų angelas, jis kalba jums, bet jūs negirdit jo, kadangi tik savo proto klausotės. Tačiau jeigu jūs maldoje, ir vėlgi kaip meldžiatės, jeigu jūs beriate kaip žirnius maldo žodžius, o kur ten tada jūsų angelas įsiterps? Nėra jam kur įsiterpti, nes jūs pastoviai šnekate. Vadinasi, kada jūs maldą pasakėte, nurimkite,
nutilkite. Nurimkite savo širdyje ir klausykite savo širdies. Ten jūs gausite kažkokius atsakymus, galbūt, kurie jums labai svarbus. Tie atsakymai ateis tiesiog aiškių žinojimų. Arba tiesiog ramybė. Kas reiškia taip. Iškelios sielos Petros žodžiai, aš pamenu, buvo, kad tenai mes nieko nenusinešim materialaus, tenai vertinamas yra tik tai nuoširdumas, dėkingumas ir meilė. Ir man turbūt tai yra siekiamybė. Nuoširdumas ir dėkingumas. Tai šiai dienai aš praktikuoju dėkingumą. Ir malda man tai padeda. Aš dėkingas už viską. Dienos pabaigoje su malda aš apžvelgiu praėjusią dieną ir kartais jinai būna gal ir netokia sėkminga ir tokia harmoninga, kaip aš tikėjausi, bet aš dėkingas už visas pamokas mano. Be abejonės labai yra puiku melstis kalnuose, kur nors prie vandens, įsibridus į vandenį. Tačiau lygiai taip pat jūs galite savo namie tą daryti, nes nebūtina bėgti į bažnyčią kiekvieną dieną tam, kad pasimelsti. Tam namuose vertėtų turėti savo kampelį, kuriame jūs pasidarote mažutį altorėlį, to, kas jums svarbu. Ir tiesiog ryte nusiprausę, nes jeigu jau jūs kviečiatės Dievą pas save į namus, tai apsigerbkite, kaip žemaičiai sako. Apsivalykite, lovą pasiklokite, savo kūną nuprauskite. Gal kažkokį kitokį maldai skirtą rūbelį užsimeskite. Tai tiesiog nuteiks jūs atitinkamai maldai. Ir galų gale tuo parodysite pagarbą toms šviesos jėgoms, nes šviesios jėgos iš švarą ateina. Jeigu norite šviesą pritraukti, švaros reikia. Švaros tiek jūsų aplinkoj, tiek jūsų galvoj. Tai va ir geriausia tą daryti tuo pačiu metu, nes tada tiesiog jūsų energetiniai kūnai jau pasiruošia. Jie laukia tos maldos, kaip išganimo, nes ta malda pakrauna jūs. Jinai krauna jūs visai dienai. Fantastiška energija. Jums tada nereikės tos energijos imti iš kitų žmonių. Ten bandant, žinot, kaip čia būna tie visokie. Tai sunervini bandai bendradarbį, tai dar kažką tokio šitai pasimama energija. Ne, nereikia to. Nereikia to, jeigu tu pats tą energiją pasigamini pats iš ryto. Tai va taip, kad verta nors valandą per dieną skirti tam ryte. Ir pamatysite jau pirmą savaitę bus sunkiau, bet po to pamatysite už kokio mėnesio tikrai rezultatus, kad yra tikrai kitaip. Ir visos tos sunkios psichinės būsenos taip pat tvarkosi. Praktiškai tai mes matome per daugybę atvejų. Kuo tu giliau ir sąmoningiau įeini į maldos žodžius, ypač tie, kurie tau atliepia tavo širdyje. Ir tu ateina laikas, kai pavyksta prisiliesti prie savo vidinio šviesos spindulėlio. Mažo, bet tam tikro vidinio šviesos spindulėlio. Tuo metu ateina suvokimas, kad tu niekada nebuvai, nesi ir nebūsi vienas. Kad yra didysis kūrėjas, kuris tave veda, palaiko, mokina, saugo. Galbūt, sakykime, neduoda tau tų dalykų, kurių tau nereikia. Ir veda, ne? Ir su to suvokimu tas maldos prasmė tampa dar gilesnė. Taigi, kalbėkite. Kalbėkite su tais, kurie jūs siuntė. Ir sulaukite atsakymų savo širdies tyloje. Būkite šviesoje, likite šviesoje.